Nes norim pavadinti, nenorime matyti. Ačiū labai visiems susirinkusiems. Aš labai retai būnu renginiuose Klaipėdoje ir neturiu supratimo, ko tikėtis, tai man tikrai labai smagu matyti, kad čia yra pilna ir kad jūs visi čia. Šiandien kviečiu pasikalbėti apie savo išverstą ir išleistą knygą ir jos temą. Beno Šapiro knyga "Autoritarinis momentas", knyga apie žodžio laisvę šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Maniau ir manau, kad labai savalaikė Lietuvoje knyga, todėl kad tema žodžio laisvė ir atitinkamai jos priešingybė, cenzūra šiais laikais yra tema, kurios dažniausiai negali pristatyti, ilgą laiką negalėjai pristatyti Lietuvos visuomeniai, todėl kad tiesiog žmonės netiki, kad tai būna, kad tokia problema egzistuoja. Jie yra arba, tiksliau, jie atrodo arba labai banali ir nuvažiuota problema, nes cenzūra yra diktatūrose, kur nors Azijoje, Rusijoje, Kinijoje, Arabų šalyse ar dar kažkur, kur visi žinom, kad yra cenzūra ir niekas nesistebim ir nieko čia įdomaus. Ir tuo tarpu kitas įspūdis yra, kad demokratinėse šalyse tai cenzūros nebūna. Ir pabandykite įtikinti, kad gali būti kaip nors kitaip. O visgi šie metai, besibaigiantys metai, aš manau, yra pirmi metai, kai Lietuvoje po truputį bent jau kiek kas seka, stebi ir gilinasi, gali pastebėti nemažai ženklų, kad ir pas mus ateina tas reiškinys, apie kurį rašoma šioje knygoje, ta ideologinė cenzūra būtent demokratinėse šalyse. Ir tai yra šis tas naujo ir reikšmingo ir gana baisaus, kaip bandysiu papasakoti ir ką pasakoja ir autorius. Autorius kalba apie JAV pavyzdį, apie ideologinę cenzūrą JAV gyvenime. Tai yra jo paties šalis, jis yra Amerikos žydas ir vienas turbūt ryškiausių, matomiausių, didžiausią auditoriją turinčių konservatyvių JAV politikos komentatorių. Ir šioje knygoje jisai eina skyriais ir temomis per tai, kaip skirtingose JAV gyvenimo srityse, skirtingose aspektuose ta cenzūra reiškiasi. Nuo politikos prie mokslo, teisės, popkultūros. Mes žinom, JAV tai yra šiek tiek kitaip negu visame likusiame pasaulyje, nes ten yra Hollywoodas, ten yra ypatingai ryškus ir didelis tas sektorius, darboviečių, verslų ir galiausiai socialinių tinklų, kas turbūt mus daugelį, aš žinau, kad Lietuvos visuomenė yra ypatingai įsitinklinusi socialiniuose tinkluose, jau sumeluoti su skaičiais, bet labai dideli skaičiai, skaitant ir pensinio amžiaus žmonių, juos naudojančių ir turbūt ne vienas yra susidūręs, jeigu ne pats, tai savo aplinkoje matė, kaip kieno nors iš jūsų įrašai neatitinka bendruomenės standartų. Kas tai bendruomenės standartai? Dažniausiai tai yra, ir autorius tai irgi gan plačiai pavyzdžiais įrodo, tiesiog ideologiniai kriterijai apie tai, ką priimtina ir ko nepriimtina kalbėti. Ir neatsitiktinai būtent tam tikrų pažiūrų žmonės dažniausiai nuo šitos ideologinės cenzūros nukenčia. Taigi, reiškinys, apie kurį yra šita knyga, jis yra plačiai vadinamas cancel culture. Lietuvos žiniasklaida jau būna kartais apie tai kas nors parašoma, kad diskutuojama, arba sakoma, kad tai egzistuoja, arba kad ne, arba kad labai blogai, arba kad nieko čia tokio blogo. Labai didelė dilema ir man ir visiems prieš mane apie tai kalbėjusiems buvo, kaip tai versti. Visi tą darė pažodiniu būdu ir aš tiesą sakant dėja tą dariau gan pažodiniu būdu ir tie pasirinkimai būna pašalinimo kultūra, atmetimo kultūra ir taip toliau. Galiausiai pavėluotai atėjo išmintis, kad nėra tai jokia kultūra ir neverta taip į tai žiūrėti, tai reikia tiesiog vadinti ideologinę cenzūrą, nes tai ir yra. Tai nors pažodžiui cancel culture būtų kokia nors, sakykime, pašalinimo kultūra ir labai dažnai jūs taip ir rasite žiniasklaidą iki šiol, bet aš manau, kad pagal prasmę daug teisingiau tai vadinti tiesiog ideologinę cenzūrą. Kuo jį kitokie ir kas tai konkrečiai yra? Tai yra pastangos dažniausiai neformaliais būdais, tai yra ne įstatymais, be bausmių teismuose, nors ir iki to bandoma prieiti, priversti žmonės nekalbėti neteisingai. Dabar viso mūsų pokalbio metu neteisingai bus kabutėse. Nes nėra tokio dalyko pažiūrose, mes kalbame apie pažiūras, nėra tokio dalyko kaip teisingos, neteisingos pažiūros. Apie faktus būna tiesa, melas, taip toliau, bet apie pažiūras, kai sakom kalbėti neteisingai, tai turim galvoje perkeltinę prasme, gan ironiškai, nes iš
šitas požiūris, jog yra neteisingos nuomonės, apie kurias gali būti, už kurias gali būti baudžiama, jis yra iš esmės neteisingas požiūris, tai kaip šiuo atveju ironiškai tai skamba. Tai štai cancel culture, ta ideologinė cenzūra yra visuma būdų, kaip žmonės yra neformaliai nubaudžiami už savo išsakytas pažiūras. Ir dažniausiai tai yra atėmimas tų dalykų ir iš to kyla tas angliškas pavadinimas, kurie tam žmogui yra jautrūs skaudūs. Tai yra viešam asmeniui atėmimas eterio, viešosios erdvės, galimybės pasisakyti, ar laidose, ar straipsniuose, ar dar kažkur. Kitiems žmonėms tai gali būti dažniausiai darbo vietos atėmimas. Ilgą laiką, ypač JAV respublikonai, dešinieji, bet ir Lietuvoje aš tų nuomonių girdėdavau, sakydavo, tikrai laisvas žmogus nedirba samdomo darbo, tikrai laisvas žmogus turi savo verslą ir jam niekas negali niekaip paveikti. Pastarieji keli metai parodė, kad tikrai gali ir kad ir verslai yra cancelinami, per juos yra taip pat nubaudžiama. Kaip? Nutraukiant sutartis, nutraukiant patalpų nuomą, nutraukiant reklamos sutartis, nutraukiant įsigijimo sutartis, nutraukiant bet kokias sutartis. Tiesiog tavo verslas tampa kaip buvo fokusuotas, su juo nebebendradarbiavimo. Dėl to, kad tu kažką pasisakėjai pagal bendrąją vyraujančią nuomonę neteisingai. Tai tokie yra tie pagrindiniai būdai. Užčiaupimas arba pašalinimas, iš čia tas pavadinimas, per viešą eterį, per darbą, per verslą, gal ir dar kažkokį kitokį būdų būtų galima rasti. Ir Lietuvoje, aišku, tas reiškinys yra vėluojantis, aš sakyčiau, kokiais 10 metų. JAV visuomenėje galima kalbėti apie tai nuo prezidento Obamos valdymo, turbūt kaip apie jau tokį gan aišku ir masinį reiškinį. Ir ten pakankamai daug gausu tų pavyzdžių yra vienas esminis skirtumas lyginant su Lietuva. Ten tie atvejai nebėra bandomi kaip nors užtušuoti, užmaskuoti procedūrinėmis formaliomis priežastimis. Jeigu žmogus, man prireiks mintas, jeigu žmogus yra atleidžiamas dėl savo pasisakymų, dėl savo pažiūrų, arba kaip nors kitaip nubaudžiamas, tai ten tas yra garsiai ir pasakomas. Aš labai mėgstu pavyzdį, aš manau, Lietuvoje tai tinka, apie, jūs žinote, Domantą Sabonį. Domantas Sabonis, Arvydo Sabonio sūnus, krepšininkas, JAV Sacramento Kings komandoje Kalifornijoje. Jo niekas nenutencelino, bet tos komandos pranešėjas, žinote, arenoje būna pranešėjas, nekomentuojantis televizijoje, bet pasakantis, kas įvyko esantiems arenoje. Pranešėjas, kai 20 metais vyko vadinamieji Black Lives Matter protestai, arba teisingiau būtų sakyti, riaušės, tai buvo protestai dėl esą sisteminio rasizmo Amerikoje. Sisteminis rasizmas reiškia, kad Amerikos institucijos neatskiri žmonės, o pati valstybė, jos policija, kitos įstaigos nusiteikusios prieš juodaodžius, juos traktuoja kitaip, juos traktuoja blogiau. Kontekstas buvo, kad juos dažniau nužudo. Žmonės, kurie protestavo, sakė, kad taip yra, žmonės, kurie nesutiko, sakė, kad taip nėra. Rasizmo yra, bet jis yra tarp žmonių, jis nėra sisteminis. Ir šūkis protestų buvo, kad juodųjų gyvybės svarbios, Black Lives Matter. Šūkis tų, kurie manė kitaip, kad nėra to sisteminio rasizmo, buvo All Lives Matter. Visų gyvybės svarbios. Šiaip jau visiškai kontroversiškas teiginys, savaime suprantamas, tiesa, bet tuo metu ir vis dar JAV tai buvo priimama kaip rasizmas. Ir kaip rasizmas, tai kainavo darbą, ir šitą pavyzdį aš paėmiau iš Šapiro knygos, tai kainavo darbą tam Kings komandos, Sabonio komandos arenos pranešėjai. Jisai savo Twitter paskyroje tų protestų riaušių kontekste parašė, kad visų gyvybės svarbios. Kaip mes dažniausiai Lietuvoje naudojame Facebooką, amerikiečiai naudoja dažniausiai Twitterį. Jis parašė, kad visų gyvybės svarbios ir kitą dieną buvo atleistas, neprisidengiant kažkuo, o atvirai sakant, kad tai organizacija parašė, kad mes tokio rasizmo mes negalim toleruoti savo organizacijai. Ir tai yra esminis skirtumas lyginant su Lietuva, todėl kad Lietuvoje dažniausiai, jeigu kažkas yra atleidžiamas dėl savo pasisakymų ir pažiūrų, tai yra pakišama po kokiu nors pasiteisinimu. Universitetuose
Man yra, kadangi domiuosi tą temą ir netrumpą laiką, universitetuose šita tema yra gana dažna bėda, ypač humanitariniuose moksluose, tose temose, kur žmonės kalba jautriais klausimais. Jūs žinot, yra daug jautrių klausimų, migracija, lytis, šeima, įvairūs tokie, kur gali greitai tapti, gauti daug etikečių pasisakęs, vėlgi kabutėse neteisingai. Iš kokių 10-15 dėstytojų, kuriuos žinau dėl tokių priežasčių praradus darbus, vienintelė istorija buvo tikrai tieša. Profesoriaus Radžvilo politikos mokslo fakultete Vilniaus universitete 18 metais 9 studentai parašė skundą, kad dėstytojo pažiūros yra skeptiškos ir tai trukdo suprasti dėstomus Europos studijų dalykus. Labai neprotingai parašė, nes nerašai. Visi, kas nori susidoroti su kokiu nors žmogum, bando tą paslėpti. Tie studentai nesusiprato nuslėpti to esminio dalyko, kad čia viskas dėl pažiūrų. Bet jų skundą, nepaisant to, fakultetas priėmė tą kursą, dėl kurios skundėsi padarė iš privalomų pasirenkamų, o po metų panaikino, neatleido profesoriaus Radžvilo, panaikino tą pareigybę, kurioje jis dirbo, mes žmogum nieko nepadarėme. Atkreipkite dėmesį, nieks, bent jau vadovybė, tas, kas atleidžia, nepasakė dėl to atleidžia, tiesiog panaikino pareigybę. Tai buvo vienintelis toks viešas, sakykime, susidorojimo atvejais universitetinėje aplinkoje. Bet kas vyksta, pavyzdžiui, versle, yra sukurtas labai įdomus mechanizmas. Visus Lietuvos piliečius darbo kodeksas ir kiti reguliuojantis tą sritį įstatymai saugo nuo diskriminacijos persekiojimo dėl pažiūrų. Mūsų įstatymai tą tikrai saugo. Ir pagal Lietuvos įstatymus negali atleisti žmogaus dėl jo išsakytų pažiūrų. Bet atkreipkite dėmesį, įmonės dažnai, o ypatingai dažnai valstybės įmonės, tokios kaip, tarkim, mėgstu pavyzdį Ignitis, ir kitos turi vadinamąsias įmonės vertybės, kurios yra viešai deklaruojamos, skelbiamos tų įmonių svetainėse. Ir jas atsidarius, ten nėra kažko susijusio tiesiogiai su įmonių veiklos efektyvumu. Nes iš tikrųjų yra vertybės, kurios yra naudingos verslui, kad jis efektyviai veiktų. Skaidrumas, keitimasis informacija, efektyvumas ir taip toliau ir panašiai. Ten jūs dažniausiai rasite tokius kairiosios ideologijos lozungus kaip įvairovė, tolerancija, įtrauktis, tvarumas ir panašiai, kurie tiesiogiai nieko su tų įmonių veikla bendro neturi. Bet šitos įmonių vertybės tampa kodeksu, po kuriuo gali paslėpti neformalias taisyklės, kokių pažiūrų turėti negalima. Ir po to, kada žmogus, kuris buvo įdarbintas, žinodamas tokias taisyklės, tokias įmonių vertybės, jas pažeidžia savo netolerantiškomis, diskriminuojančiomis ir kažkaip panašiai pažiūromis, jį galima atleisti būtent to pagrindu. Pavyzdys, truputį komiškas, tragikomiškas, bet kaip suprantu iš Klaipėdos, yra prieš keletą metų politikas Petras Gražulis pašoko tokį keistą šokį pagal dainą, kas nešutinės tas, jūs žinot, kaip čia baigėsi. Su keliais, aš nežinau, sportas tai yra šokiai, bet su tokių guminių šokdinių treneriais to užsėdimo. Jie įrašė klipuką, Petras Gražulis iš to gavo dėmesio ir manau, kad tam tikrų balų, kaip politikas, jam viskas gerai. O tie treneriai tuoj tapo taikiniu puolimo viešo, kad, kaip galima dalyvauti tokioj neapykantą skleidžiančiai netolerantiškai akcijai. Puolimo sulaukė ne tiek jie, kiek jis buvo nukreiptas į savininkus, darbdavius to sporto ar šokių klubo, kuriame jie dirbo. Ir per porą dienų buvo priimtas sprendimas, kad jie atleidžiami, nes šitie jų veiksmai prieštaravo įmonės vertybėms. Ir tai yra universali formulė, jie subtiliau ar ne, bet būtent taip yra išsprendžiama tas verslo srityje. Jeigu žmogus pasisako neteisingai, politiškai nekorektiškai, yra apkaltinamas kokia nors diskriminacija ar neapykanta, tai išeitis yra, kad jis prieštaravo tos įmonės vertybėms. Efektyvesnis, šitos sistemos požiūrių efektyvesnis yra atvirumas toks, koks jau yra JAV. Kada yra atvirai sakoma, kad žmogus atleidžiamas dėl pažiūrų. Kodėl? Todėl, kad pati šita susidorojimo ideologinės cenzūros sistema yra nukreipta ne tik į tą konkretų žmogų, kuris yra pašalinamas, atleidžiamas ar iš jo atimamas eteris ir taip toliau. Ji yra nukreipta į visus likusius, kurie žiūri, kurie mato jame pavyzdį. Nes
tas susidorojimas su konkrečiu žmogum, kuris viešai ar neviešai kažkokiu mastu drįso pasisakyti ideologiškai neteisingai, politiškai nekorektiškai, jis siunčia žinią visiems kitiems, kas bus, jeigu ir tu taip šnekėsi. Tas žmogus, kuris laiku nesusiprato ir pašnekėjo politiškai nekorektiškai, buvo nubaustas, jis tampa pavyzdžiui visiems kitiems, kurie gali susiprasti ir pasimokyti iš to pavyzdžio. Ir kai yra akivaizdžiai viešai pasakoma, kad šitą žmogų, kaip to Sakramento Kings komentatoriaus pranešėjo atveju, atleidom dėl to ir to, ką jis pasakė, tai yra daug efektyviau ir aiškiau. Ta pamoka, ta žinutė visiems kitiems tampa daug aiškesnė. Ir būtent ta dalis, tai kaip pasimoko visi kiti iš to pavyzdžio, yra svarbesnė dalis. Ji auklėja, ji sukuria savicenzūros. Reiškinį, kada nereikia jokių įstatymų, nereikia, kad kažkas iš šalies verstų, žmonės patys pradeda save tildyti, kad ir jiems nekiltų problemų. Ir čia yra priežastis, kodėl iš tų mano minėtų iš 10 man žinomų atvejų akademiniam gyvenime tik vienas tapo viešas. Todėl, kad mes niekada, kai tu žiūri iš individualaus taško, iš savo situacijos, absoliučiai dauguma žmonių nenori problemų. Jiems reikės sekančio darbo, jie eis jo ieškoti ir jiems nereikia, kad paskui juos vilktųsi šleifas, rodantis, kad jie buvo konfliktiški, susipyko ankstesniam darbę, vėlėsi kažkokius viešus ginčius. Na, darbdavys supranta, kad gal ir sekančiam darbę jie tas ginčius velsis. Ir pats žmogus supranta, kad tai jo laukia, todėl jis geriau nesivelia ir nesiviešina ir gyvena toliau. Tai veikia. Aš minėjau, kad įstatymais skiriamasis bruožas šitos cenzūros yra tai įveikia neformaliai, ar ne? Ne įstatymais. Bet yra bandymų. Ir kai kuriuose šalyse jie jau tampa sėkmingi. Šalyse, kur jie tampa sėkmingi, jie reiškiasi neapykantos kalbos įstatymai, tai hate speech laws. Mūsų šalyje baudžiamajame kodekse yra berods 170 straipsnis, reglamentuojantis tą neapykantos kalbą ir jis numato, kad žmonės gali būti baudžiami už tai, kad skleidžia kursto neapykantą prieš įvairioms jautrioms grupėms priklausančius asmenis dėl jų lyties, rasės, seksualinės orientacijos ir taip toliau. Bet tai yra A. baudžiamasis kodeksas, B. taikoma iš tikrųjų tiems atvejais, kada neapykanta yra kurstoma. Na, iš serijos, kai žmonės parašo internete, kad ką nors sušaudykim, ką nors sudeginkim, sumuškim. Galime ir dėl to ginčytis ir įvairiose šalyse demokratinėse yra ginčiamasi, kad iš tiesų kalbėti apie žalą padarytą žodžiais, kažkokiu kurstimu galima tik tada, kai tam iš tikrųjų pavyksta ką nors sukurstyti. Tai yra, jeigu tu parašai, kad taikim padarykim kažką baisaus kažkokiem žmonėm, niekas nieko nedarė, tai nėra ir žalos. Jeigu kažkas kažką padarė, na, jeigu tu pakvietei žmonės rinktis ir daužyti langus, tarkim, ir tai iš tikrųjų įvyko, tada už tuos veiksmus yra kažkam atsakomybė ir tada tavo yra atsakomybė už tai, kad tu kursti. Apie tai galima pagrįsta logiška diskusija, kur čia prasideda atsakomybė už žodžius, bet bet kuriuo atveju Lietuvoje galiojanti atsakomybė yra pakankamai siaura ir dar sveiko proto. Ir tai yra svarbu, kad į baudžiamajame kodekse. Esminis bandymas kol kas nesėkmingas, bet jis jau įvyko ir todėl verta apie jį kalbėti, buvo 21 metais. Laisvės partijos atstovai Raskevičius ir Evelina Dobrovolska pasiūlė, jog reikėtų A. išplėsti, kaip mes suprantame tą neapykantos kurstimą, išplėsti grupės, kurioms tą taikom, ir perkelti iš baudžiamojo kodekso į administracinį. Dabar čia skamba keistai, nes baudžiamasis kodeksas skamba daug rimčiau negu administracinis. Baudžiamasis gresia kalėjimu ir panašiai, administracinis yra tarsi tik baudos. Bet baudžiamajame kodekse įrodymo našta tenka kaltintojui. Yra nekaltumo prezumpcija. Žmogus nekaltas, kol neįrodyta. Taip sakant, jūs turite įrodyti, kad aš sukurščiau tą neapykantą. Ir dėl to pritaikomi tie straipsniai yra daug rečiau negu administracinė atsakomybė. Jeigu jį būtų administracinė, tai kaip su kelių taisyklių pažeidimus. Atsakingas pareigūnas, kaip vaiko teisų pareigūnai, policija, bet kas, gal mes galime įsivaizduoti atsirastų kokią nors neapykantos saugos pareigūnai. Ir tiesiog konstatuotų faktą, kad jūs pažeidėte tą ir jūs jau tada turėtumėte įrodinėti savo nekaltumą. Ne vienoje šalyje taip yra. Paradoksaliai, anglosaksų šalis
JAV priklauso labai nuo valstijos, vienose valstijose šitie įstatymai yra toli pažengę, blogąją prasme, kitose jų iš vis nėra. Atsiprašau. JAV yra įvairovė, kitose šalyse, pavyzdžiui, Kanadoje tie įstatymai yra jau gana griežti. Britų salose jie irgi yra jau gana griežti. Visai nesenai buvo toks, sakyčiau, vertas dėmesio pusiau skandalas. Neapykantos skleidėja šiandien yra tapusi Harry Potterio knygų autorė J.K. Rowling. Gal tam bus girdėtas tas pavyzdys. Šiandien Jungtinėje karalystėje prognozuojama, jog rinkimus laimės kairieji leiboristai. Ir jie, būdami tais reitingų favoritais, žada, kad po rinkimų įves bausmes iki 2 metų kalėjimo už žmonių įvardyjimą ne jų pageidaujamais įvardžiais. Ir čia gali kelti šypsenas, bet dabar vakaruose tai yra labai dažna tema – įvardžiai. Nes žmonės dažnai jaučiasi esantys ne tos lyties, kurios biologiškai yra. Ir tada tu juos labai įžeidi, žemini ir diskriminuoji ir skleidi neapykantą, jeigu juos kreipiesi pagal jų biologinę lytį, tai yra pagal akivaizdų faktą, o ne pagal tai, kaip jie patys nori. Ir Harry Potterio autorė, pavyzdžiui, ne vienus metus jau sako, kad moteris yra moteris ir pačių moterų žeminimas yra vadinti biologinius vyrus moterimis. Ir aš tai jau tikrai, sako, nevadinsiu vyrų moterimis, net jeigu jie to nori. Ir dabar šiam kontekste tų leiboristų pažadų sadinti į kalėjimą, už tai jinai sako, gerai, jeigu reikia sadinti mane į kalėjimą. Ir tai tokie pasisakymai iš garsaus žmogaus, aišku, atkreipia visuomenės dėmesį, sukėlė tam tikrą ažiotažą ir dėmesį tai temai. Dėmesio nesulaukė tai, kad, pavyzdžiui, Airijoje šiuo metu yra užregistruotas ir svarstomas, mane patys stebinančiai radikalus pasiūlymas, jog atsakomybė turėtų būti taikoma ir žmonės baudžiami ne tik už tai, kad išsakė kažkokią neapykantą kurstančią medžiagą, bet už tai, kad ją turėjo. Tai yra, jeigu jūsų telefone ir čia tą galima, viską, ką aš sakau, kaip pavyzdžius ir kas jūs stebina ir jūs galvojat, kad jis čia nusišneka, visada galite googlinti ir aš manau, kad jeigu norėsit, jums pavyks. Airijoje užregistruoti siūlymai, jog vien už turėjimą medžiagos, kurie jeigu būtų paviešinta kurstyti neapykantą prieš kokias nors jautres visuomenės grupės, mažumas, jūs turėtumėte būti baudžiami. Kitaip sakant, nebereikia net viešo pasisakymo, užtenka privataus pasisakymo arba net nebuvimo jokio pasisakymo vien turėjimo. Ir tai dar nėra priimta, bet iki tokių siūlymų prieinama tada, kada būna priimta prieš tai jau pasakyti, kada jau neprisiminsiu dabar tikslios formuluotės, kaip formulavo Tomas Vytautas Raskevičius, bet jis skambėjo maždaug taip, kad turėtų būti baudžiama už pasisakymus, kurie skaudina ir žeidžia. Ir tarsi niekas negali pasisakyti už tai, kad yra gerai skaudinti ir žeisti. Aš nepasisakau už tai, kad gerai skaudinti ir žeisti. Ir turbūt ne vienas iš jūsų, bet tai nėra teisės sritis. Kaip žmonės bendrauja vieni su kitais ir kokias emocijas vienitiems sukelia, ar yra malonus ar nemalonus, kultūringi ar nekultūringi. Ir panašiai yra etikos, kultūros sritis. Mes vertinam žmonės pagal tai ir po to atitinkamai su jais bendraujam ar nebendraujam, gerbiam ar negerbiam, bet teisė neturi to reguliuoti. Tai visiškai neteisė.